Taigi, galvoji pirkti modą, nežinai kokį pirkti. Nori mechaniniai šūdai arba brangų. Įsirinkinė kaip kaitiklio prie norimo mechaninio modo, susipažink su Karma Kit ir vargo nematyk. Jeigu jūs gaunat dėžutę, Geekvape, Karma Kit. Ant galo scratch kodai, warningai, šiaip nebūna išstepęs. Pagaminta Kinijai, kaip ir visa kita. Atsidarius randat modą, iškart su RDT sekcija uždėta dėžutė, viršuje randat stikliuką, įspėjimėliai, priminimai ar kažkam nauja informacija. Viską išėmus randat knygutę, tarpines, 50 adapteris viduj būna, atsuktuvėlį gražų mandrą, paprasta gražu ir aišku. Ir pats modas iš arčiau atrodo štai taip. Koilai, kaip matot, pas mane susukti jau kuris laikas, todėl jau kaip ir reiktų keisti, bet šiaip paralelės 24 geidžo, čia po 6 rapsus ant 3 mm. Atsuktuvas būtų naudojamas šešiakampis, varžtai tiksliau šešiakampiai. RDT ir RDA išsiardo ganėtinai paprastai. Atsisuka šita dalis, jį nusiema toks kepas, vikinimas maždaug kitų vietų iš karto parodo, tada nusiema stiklai visi, tarpinės, kadangi slidu dabar biški sudėtingiau yra, išsisuka bazę, stikliukas nenori išeit, tarpinės tik nepameskit, išsisuka tada šita dalis, pasiėmus replas yra tam tikrą vietą užspaus galima ir atsisuka. Ir tada įsisuka bazė ir tampa jisai į RDA. Kaip matot, labai paprastai per porą minučių iš RDA padarot į RDA. Uždėjus, kaip matot, viskas veiks. Realiai pasišalina tik šita dalis, bei ringas, ant kurio užsideda top kepas. Bei žinomas stikliukas. Jį galima išardyti, bet kiek girdėjau yra sunku sustatyti, todėl to nebandžiau pats daryti. Kaip matot, viskas ganėtinai sklandžiai padaryta ir gan kokybiškai. Top kepas užsideda su RDA labai lengvai, bet taip lengvai nenusiema. Taigi kas yra ta karma? Karma yra tada, kai tu darai zapadlo kažkam, bet galiausiai gaunasi zapadlo to pačiam. Kaip šitam video. Kalbant apie modą, tai jis yra pilnai varinis, turintis magnetinį mygtuką. Taipogi į kitą įeina kaitiklis, kuris gali būti perdarytas iš RDT, kurį visi taip mylite, ir RDA, turintis Velocity stiliaus deką, milžiniškas skyles, gerą didelį filinimą, taipogi didelį airflową, daiktas labiau cloud chaseriam galbūt, kadangi skonio jis neperdeda itin gero, tankas pildosi apie 3 ml, turi taipogi hibridinę 50 jungtį, pats yra 25 mm pločių ir apačioj porą vent holų vadinamų, dedasi 18650 tipo baterija kaip įprasta, viduje taipogi turi apsaugą, yra plastikinė apsauga nuo modų prie baterijos, kadangi jeigu būna nusilupus baterija ir jūs to nepastebite, aišku, gali išgelbėti nuo sprogimo, išventinimo ir kitokių nesąmonių. Kaip matot, modas dydžio nedidelio, plotis pats tas. Taigi mano finalinė nuomonė apie šį daiktą būtų tokia, kad daiktas vertas savo pinigų, kadangi kaina už jį yra tikrai nedidelė, gali be problemų lygintis su tikrai gan brangiais mechaniniais modais, tokiais kaip Rig, kadangi jis yra pilnai varinis, jis yra gan sunkus palyginus kaip savo 1860 tipo vienos baterijos modas, turi hibridinę jungtį, tai mažesnis wall-dropas. Lyginant su Simple ar kitais mechaniniais modais, manau, tai yra daug geresnis pasirinkimas, nes jis yra 25 mm, kas yra galbūt šiek tiek neįprasta daugumai. Taip pat jis turi magnetinį mygtuką, kas yra patogu, kuris yra tikrai lengvai spaudžias. Na ir galiausiai finalinis balas jam būtų
Kokie tikrai 9 iš 10. Galėjo daugiau padirbėti su kaitikliu. Tačiau pats modas, manau, tikrai 10 iš 10, nes neturi jokių didelių minusų. Aišku, kiekvienam yra skirtinga nuomonė, kiekvienai yra skirtingi poreikiai. Kitas žmogus gali kitaip pasakyti. Gal nepatiks šitie išvedžiojimai, graviravimas. Bet man, asmeniškai, tikrai malonus rankoj. Jaučias, kad turi daiktą. Mygtukas patogus. Kas ir yra dažniausiai problema ant mechaninių modų, kad nepatogus mygtukai. Arba užsikirtinėja, arba elektrina netgi. Šitas to nedaro. Pats tankas, arba kaitiklis, arba tiesiog rida, priklauso nuo to, ką jūs pasirenkat. Irgi vienas geresnių. Aidžiojaus tų visų kombo ir limitlessų geras oponentas. Manau, Geekvape yra šiek tiek rimtesnė kompanija, kuri labiau pasistengia. Jisai nelygino tiek baisiai, buvo video, kur laikiau taip paprastas, arba tą sekciją uždėtą, neiškrito nei lašas. Vykinimas ganėtinai paprastas, dryhitų kaip ir nėra. Žinoma, jeigu jūs jo nepalenkėt, kad subėgtų skylė. Taipogi driptipas yra ganėtinai platus, kas yra tikrai, kas pasižymi ties cloud chasinimu, yra gan svarbu, kad būtų platus driptipas. Taipogi gauna 50 adapterį. Jeigu norite šiek tiek daugiau skonio, manau, reiktų prisidaryti Airflow, kuris irgi taipogi reguliuojamas. Taipogi, ko nepaminėjau, kad galima uždėti tiek single, tiek dual coilus ir atitinkamai Airflow pasireguliuoti. Taipogi, kadangi velocity stiliaus dekas, jūs galite prigalvoti ir single coilų, ir dual coilų, ir quad coilų. Kadangi postų skylės milžiniškos, taipogi jūs galite be problemų ir quadus dėti, ir dualus, ir visą kitą, kas tik šitus leidžia.